Otfrid Preussler. Plėšikas Hotzenplocas. 16 dalis. Pasakyta, padaryta. Zepukas kaip tik valė plėšiko Hotzenploco batą ir staiga atsidūrė priešais didįjį burtininką Petrozilijų Cvakelmaną. Kaip po galais jis čia atsirado iš plėšiko lindynės ir kur pateko? Zepukas atrodė toks sutrikęs, tarsi būtų nukritęs iš mėnulio. Bet ir Petrozilijus Cvakelmanas atrodė ne ką geriau. Iš kur tas nei matytas, nei regėtas žmogus jo užburtame rate? Čia kažkas ne taip. Nuo to laiko, kai užsiminėjo burtais, o užsiminėjo jais jau 50 metų, tokių pokštų jam dar nebuvo pasitaikę. Kas tu toks po perkūnais? Sušvokštė didysis burtininkas. Aš? Paklausė Zepukas. Taip, tu, sušnibždė burtininkas. Ir kaip čia atsiradai? Aš ne pats nežinau, kaip čia atsidūriau, bet mano vardas Zepukas. Zepukas? Negali būti. Kodėl? Paklausė Zepukas. Kodėl? Suurzgė Petrozilijus Cvakelmanas. Todėl, kad Zepukas kitaip atrodo. Aš jį pažįstu. Jis buvo mano tarnas. Šita štai skrybėlė. Jis parodė į skrybėlę gulinčią ant grindų, vidury užburto rato. Šita skrybėlė yra jo. Šita skrybėlė? Paklausė Zepukas. Staiga jis viską suprato ir neiškentęs nusijuokė. Tu juokiesi? Sušuko burtininkas. Tučtuojau pasakyk man kodėl. Todėl, kad man dabar aišku, ką jūs vadinate Zepuku, ogi Kaspariuką, lygiai kaip plėšikas Hotzenplocas. Ir jis maišė mane su Kaspariuku. Petrozilijus Cvakelmanas sukluso. Zepukas papasakojo, kaip juodu su Kaspariuku susikeitė kepurėmis. Pamažu burtininkas viską suvokė. Vadinasi, Hotzenplocas jam pardavė Kaspariuką, manydamas, jog tai Zepukas. Čia tai bent. Tad nieko keista, kad turėdamas Zepuko skrybėlę, burtais prisišaukė tikrąjį Zepuką, o ne tariamą. Kad tave velniai nujotų ir dervonai grūstų, didysis burtininkas taškėsi pragarais ir perkūnais. Na ir įklampino į tas plėšikas Hotzenplocas. Bet iš šito liūno dar galima išbristi. Jam tik reikia Kaspariuko kepurės. Tada prisišauks ir jį patį. O kad Zepukas nieko nesuuosto, Petrozilijus Cvakelmanas griebėsi klastos. Įrodyk man, kad esi Zepukas ir aš patikėsiu. Mielai, sutiko Zepukas, tik pasakykit kaip. Na, visai paprastai, duok man Kaspariuko kepurę. Kaspariuko kepurę? Negaliu. Kodėl? Todėl, kad plėšikas Hotzenplocas ją sudegino. Sudegino? Paklausė Cvakelmanas. Taip, atsakė Zepukas. Mano akise įmetė į ugnį. Iš piktumo. Iš piktumo. Didysis burtininkas taip trenkė kumščiu į stalą, kad tas net subraškėjo. Iš kvailumo, iš besmegeniškumo. Ach, tas Hotzenplocas, tas prakeiktas mulkis. Nors tu ant sienų lipk. Petrozilijus Cvakelmanas garsiai plūsdamasis kelis kartus perbėgo savo kabinetą. Paskui sustojo priešai Zepuką ir paklausė. Kieno tas batas, kurį turi rankoj? Hotzenploco?
Taip, atsakė Zepukas. Tai duokš jį, duokš, aš jam parodysiu tam suskiui. Petrozilijus Cvakelmanas skubiai nubrėžė naują užburtą ratą, ton vieton, kur susikirto brūkšniai, padėjo plėšiko Hocemploco batą. Vėl iškėlė į viršų rankas, ėmė mosuoti ir griausmingų balsų šaukti. Burtų ir kerų galia, mano įsakme valia, tas kieno šį skrybelė, te atlėkščia kaip strėlė ir te atsistos ton vieton, kur jinai yra padėta. Abrakadabra, fokus pokus. Burtažodis ir šįsyk neapvylė. Pasigirdo bildesys, paskui pliūptelėjo liepsna ir vidury užburto rato, kaip iš po žemių išdygo plėšikas Hocemplocas. Jis buvo su šiltu naminiu chalatu ir vilnoniam kojinėm. Iš pradžių ir Hocemplocas neapsakomai nustebo, bet paskui ėmė juoktis. Cvakelmanai, sušuko, senas pokštininkė, tu man patinki, čia tai bent burtininkas. Panorėjo ir aš iš savo lindynės atsidūriau jo kabinete. Žiūrėk tu man, ir Kaspariukas čia, o aš jau sukau galvą, kur jis dingo. Užsičiaupk, nutraukė jį didysis burtininkas Petrozilijus Cvakelmanas. Visų pirma, čia Zepukas, o ne Kaspariukas. O antra, tučto jau liaukis kvailai juokisis, kitaip aš už save neatsakau. Cvakelmanai, senas bičiuli, kas tau yra, paklausė plėšikas Hocemplocas. Ko tu toks paniuręs? Aš tuoj tau pasakysiu, kas yra. Vaikėzas, kurį tu man vakar įkišai, pabėgo. Be to, tai buvo ne kvailas Zepukas, o Kaspariukas. Aš nežinojau, tarė Hocemplocas. Bet tu juk didelis burtininkas. Kodėl nepadarai, kad jis kaip mat čia atsirastų? Jeigu būčiau galėjęs, seniai būčiau padaręs, bet negaliu. Negali, paklausė Hocemplocas. Ne, atsakė Petrozilijus Cvakelmanas. O kodėl? Todėl, kad tu sudeginai jo kepurę su kutu. Nors pasiusk. Tu žvirblis, o ne plėšikas, nusmurgęs žvirblis. Hocemplocas krūptelėjo. Cvakelmanai, sušuko jis. To jau per daug. Aš nepakęsiu. Aš žvirblis. Tu atsiimsi savo žodžius. Tu taip manai? Didysis burtininkas iššiepė dantis, spraktelėjo pirštais ir jo rankoje atsirado burtų lazdelė. Jeigu tave pavadinau žvirbliu, tai ir būsi žvirblis. Pasakyta, padaryta. Abrakadabra. Jis sumurmėjo burtažodį ir Hocemplocas virto žvirbliu. Tikriausių mažų žvirbliukų, kuris baukščiai, ciepsėdamas ir plakdamas sparnais, šokinėjo nuo kojos ant kojos. To turbūt nesapnavai, nusišaipė Cvakelmanas. Bet palauk, bus dar gražiau. Jis praktelėjo pirštais ir iš nieko atsirado narvelis. Tada nutvėrė žvirblį ir uždarė į jį. Va taip, mano mielas, tupėk čia ir su galva, kas tavęs laukia. O dabar tavo eilė, Zepuk. Zepukas visas tirtėdamas stebėjo, kaip plėšikas Hocemplocas buvo paverstas žvirbliu, kai didysis burtininkas kreipėsi į jį, širdis jam nukrito į kulnis. Petrozilijus Cvakelmanas, aišku, ir jį ko nors pavers. Bet Zepukas apsiriko. Ar moki skusti bulves? Paklausė didysis burtininkas. Taip, atsakė Zepukas, negalėdamas suprasti, kur burtininkas suka. Gerai, tada marš į virtuvę. Rytoj rytą, kai sugrįšiu, kad man būtų iškepta bulvių. Narvelį gali pasikabinti virtuvėje.
Tegu Hocemplocas ciepsi, o tu dirbsi. Nuskutęs ir supjaustęs 12 kibirų bulvių, gali atsigulti, bet jokių būdų ne anksčiau. O jūs, paklausė Zepukas? O aš ant savo burtų chalato skrisiu ieškoti Kaspariuko. Tas vaikėzas nuo manęs nepaspruks. Aš jį surasiu. Duodu didžiojo burtininko Petrozilijaus Cvakelmano žodį. Ir tada kalba su juo bus trumpa. Pabaiga.